Taigi sveiki visi mėly stebintys. Šiandienos tema – kodėl darome dalykus. Truputėlį velsiu jūs į filosofavimą, kontempliavimą. Gal net kartais paprašysiu sustabdyti video ir atsakyti pirmiems. Sau pasižymėti mintyse tiesiog atsakymą, o po to pratęsti mano mintį. Toks filosofinis ir gilus klausimas, kodėlgi mes darome dalykus. Ar jums kyla toks klausimas, ar tiesiog bėgate gyvenime ir viskas? Aš tikiu, kad daugelis žmonių net ir nepamąsto apie tai. Tiesiog daro, nes kiti tai daro. Daro, nes kažkas pasakė. Kiti šiek tiek sako, kad tai daro kažką dėl to, kad įdomu, patinka. Kiti sako, kad o tai ką daugiau, o tai kaip kitaip. O kas tas darymas tų dalykų, ne? Kas čia per darymas dalykų? Ne, apskritai gyvenime. Mes užsiimam įvairiom veiklom, procesais, auginam vaikus, verslus, santykius, kažką einam, su kažkuo bendraujam, arba kaip tik neinam ir nebendraujam, arba žiūrim video, kiti filmuojasi. Ar yra visam darymui kažkokia prasmė, ne? Jeigu mes būtumėm paprasčiausiai kaulai ir mėsa, ar būtų prasmė iš viso kažką daryti, nes vis tiek ateis diena, kai tie kaulai su mėsa iširs, nieko neliks. Tas mūsų toks mažų skruzdėliukų pabimbinėjimas ant šito skriejančio meteorito, tada jisai taptų, ar yra toks kaip ir mažareikšmis, beprasmis? Gilus klausimas. Jeigu taip jau yra angliškai tas geras pasakys flesh and bones, kaulai ir mėsa. Jeigu žmogus tik tai kaulai ir mėsa, tai kokia būtų prasmė, ar kokia yra prasmė tada daryti iš viso ką nors? Nes tiesiog gyvūniški instinktai, ne? Yra kažkoks tiesiog noras kažką nuveikti, pasimėgauti, ne? Duota ta akimirka gyvenimo. Ir viskas. Kaip ir skystas ir beprasmis toks, tada tas mano suvokimu gyvenimas, ne? Pagyvenai ten, atėjai, pamatei kažką, nuveikiai ir išėjai ir tokios jokios kaip ir prasmės nebelieka tame visame veikime. Nes vis tiek niekogi nebus po to. Reikia truputėlį tada pažvelgti kitu kampu. Galbūt daryme yra kažkokia vis dėlto prasmė. Darymas užpildo mūsų esybę. Kas tai esybė, kaip čia suprast užpildo. Sakykime, aš tikiu, kad yra daugiau negu tik kaulai ir mėsa, ne? Kas valdo šitą avatarą, vadinkime. Kas valdo avatarą, ta sėkla, tas valdytojas ir jis užsipildo darymu, būtent. Man patinka labai visą laiką duoti tokią analogiją, pavyzdį, kaip žaidime, ne? Prisijungi, daug kas taip gal ir negalvoja, bet aš panašiai galvoju, kad gaunam mes šitą avatarą, ta sėkla, ta siela vadinamoji,
gauna šitą kūną valdyti. Ir tada atsiranda daryme prasmė, nes tas žaidėjas, jisai nori veikti dalykus, kurie jai entertainintų, tenkintų, būtų įdomus, prasmingi. Tačiau ne kiekvienas mato tą prasmę savo veiksmuose, nes išeina į automatizmus, automatinį gyvenimo būdą, procesus tiesiog nesukdamas galvos. Nežinau, gal tie taip mėgstami frazėje vadinti NPC, ne? Tie žmonės, kurie tiesiog bėga ir negalvoja. Ir yra kiti, kurie sustoja, padaro pauzę, užduoda tam tikrus klausimus sau, kitiems. Kodėl aš tai darau? Kodėl vieną ar kitą veiksmą mes pasirinkam apart kitų veiksmų? Eiti į vakarėlį arba sėdėti namuose, ne? Galimi tokie atsakymai, ne, kažkokie, kad tai arba aš ten pavargęs, arba noriu kaip tik pabūti su draugais. Ne? Bet kiekvienam pasirinkime įvyksta tas darymas, arba buvimas namie, arba ėjimas ten pas draugus. Ir tame vakas. Jeigu mes būtumėm tik kaulai ir mėsa, tai, aš žinau, jokio skirtumo tada, ar tu ten, ar šiandien. O kitas momentas, kada yra sėkla, siela, tada yra žaidėjas, kuris valdo kūną. Ir tas valdytojas kūno, tai, kaip ir jūs esate kartu tas žaidėjas, ta siela, savo kūno valdytojai. Ir iš kitos perspektyvos jūs jau tame daryme turite kitą prasmę, nei tik tai kaulai ir mėsa. Nes vis tiek kaulai ir mėsa po 100 metų dings. O siela ne. Tai yra renkama patirtis ir tas darymas, jisai, pagal mano suvokimą, tai yra kaip žaidimo procesas. Gimėjai, atėjai ir dabar eini per lygius tenais išmokti visokiausius dalykus. Šiuo metu gyvenime mes žaidžiame žmogaus rolę ir, manau, pasirinkimai, kuriuos mes norime, darome, yra iš dalies su tuo, kad kaip ir norime mes to proceso, paties žaidimo žaisti. Ne? Kodėl žaidžiamas žaidimas? Dėl malonumo. Ir gyvenimas, aš manau, mūsų buvo pasirinktas kaip sielų, dėl įvairių kažkokių malonumų, įdomybių. Ir tie dalykai, kuriuos jūs veikiate gyvenime, aš taip įtariu, greičiausiai pasirinkote patys juos patirti, padaryti, nuveikti. Ne? Kodėl mes taip mėgstame, valgyti, ne? Skaniai valgyti, ne? Ir mėgaujamės, net 3 kartus per dieną valgome, kas daugiau, kas mažiau, dėl paties malonumo. Tai čia tik vienas iš žaidimo aspektų, kuris teikia malonumą. Maistas. Ne? Yra ir kitos veiklos užpildančios. Tai ten ar pagalba kitiems, ar ten, verslo statymas, ar ten vaiko auginimas, ar ten tiesiog kažkokios veiklos, kuriuose save realizuoji, padedi kitiems, sakykime, ar kūrybinė veikla kažkokia užsiemi, ten pieši, groji. Tai sielos paveikslo aspekte darymas yra toks kaip ir žaidimas. Ir nuveikti dalykus būna smagu, pasiekti pergalės arba net jų pačių siekti. Kodėl kai kurie eina pasivažinėti kartingais? Taigi net, su draugais ten turbūt ne vienas važiavo ar į Dažasvydį, ar kartingais, ar į kažkokias pramogas. Ne? Tai turbūt ne dėl to, kad tik prisiminti. Nors prisiminimas jau gerai, bet
Ne tik dėl to, kad greičiau pasibaigtų, ne, jūs vykstat į ten, kad jūs pasimėgautumėt procesu, pačiu eiga žaidimo vyksmo. Kai ateinate ir vyksta ten pasivažinėjimas tais kartingais, jūs mėgaujatės kiekvieną akimirką ir džiaugiatės. Ir aišku, vėliau dar prisimenate. Aptarėte įspūdžius, viską. Tai pagal mane to darymo, veikimo, vienas iš tų svarbių dalykų, taip mokėt pasidžiaugti, ko mes čia ir susirinkome žemėje. Žaisti žmonių gyvenimus, nuveikti dalykus įvairius. Aišku, kažkas pasakys, o kaip ten tie nemalonūs dalykai, kurie yra priversti, kad nutiktų. Aš manau, žaidimas be iššūkių būtų, suprantat, neįdomus. Tai ir daug sentencijų girdėjęs esu apie tai, kad pučia vėjas, ane, tu negali pakreipti vėjo krypties, bet gali pakreipti burę laivo. Tai yra požiūrį galima pakreipti savo į situacijas. Kažkodėl mes galvojam, kad tam tikros situacijos yra blogos, nes mums taip tuo metu skauda, bet po kurio laiko praėjus paaiškėja, kad ta situacija jinai kažkur nuvedė. Ir geriau netgi kažkas atsitiko per tą skausmą, kažkaip nutiko, kad nutiko kažkas geresnio. Būna ten, sakykime, nežinau, įsiskiria poros, ane, santykiai kažkas, ane, subyra ir galvoja, o, tragedija, kodėl aš ten su juo ten prasidėjau ir panašiai. Bet tas susidėjimas su tuo žmogum davė patirties, pamokų, kažkokių laimingų akimirkų. Na ir po to tiesiog baigėsi tie santykiai, pavyzdžiui. Ir, ten vieni iškeikė, ten iš ko neveikia, ne, kad čia be reikalo prasidėjau. O kitas žmogus su kita perspektyva džiaugiasi ir sako, o kaip faina, žinai, aš čia tą supratau, tą. Gal buvo biškį trinties, bet, iš principo kažką tikrai pasiėmė. Arba ir, nežinau, kitą kartą daugiau visokių gali būti iššūkių, nežinau, kažkas sugriūna, viskas keičiasi, bet žmogus tada būna išstumtas į kažkokią situaciją, kurioje įvyksta nauji atradimai, kurių taip nebūtų nutikę. Nežinau, ten galima spėlioti iki tokių pavyzdžių, nežinau, atima namą, ten sudega namai ar kas nori tik tai. Ne? Nutinka situacija, žmogus išmestas į kitą aplinką, jis priverstas keisti savo tas sąlygas ir keistis pats ir naujai save atrasti. Aišku, jeigu žmogus turi bent šiek tiek valios, o ne tiesiog krenta kaip akmuo į, reiškiasi, dugną. Bet ir ten turbūt pasiekus dugną kažkas atrandama. Atsispiriama, kaip sakoma. Tai kodėl mes darome dalykus? Prisiminkite šį klausimą savo, kai kažkada kažką darysite. Pagalvokite, dėl kokios priežasties jūs tai darote. Sustabdykite akimirką gyvenimo. Apsidairykite aplinkui, įkvėpkite giliai. Ir paklauskite savęs, kodėl aš tai darau. Jei tai patinka, jums valio, tai procesas. Jei nepatinka, gal tai pamoka, gal kažką reikia keisti. Reikia mokėti būti nuoširdžiu savo. Iš tikrųjų nėra taip paprasta. Mes, manau, savo mintyse savo meluojam daugiausiai. Būdami situacijose kažkokiose, kur mums nepatinka, ar bendraudami su žmonėm, kurie mums nepatinka. Ir negebant išsakyti savo nuomonės jiems arba pakeisti statusą santykių. Tai yra kažkas tokio, ką vadinti galbūt galima konformizmu, prisitaikėliškumas. Nenoras būti kitokiu, nenoras kelti turbulencijų.
vis tik aš siūlyčiau bandyti kelti tas turbulencijas ir išsakyti savo tikrosios nuomonės, savo mintis, kad jūsų mintys, žodžiai ir veiksmai sutaptų. Jei galvojate taip, kaip pasistengkite, taip ir kalbėti bei elgtis atitinkamai. Nors yra toks minčių kartais lietus ar kratinys, kuris būna pas mus galvoje. Kartais nežinom, ko norim. Tada reikia savo paklausti, atsakyti. Tai padeda rašymas tokiuose dalykuose. Kartais būna depresinės pas kai kuriuos žmonės mintys. Neigiamos, tiesiog neigiamos. Šitoj vietoj reikia klausti savęs, kodėl, iš kur atsirado tokios mintys. Ar tai iš auklėjimo įprotis, reiškia, tėvai išugdė tokį nervingą vaiką. Ar tai kažkokia esama aplinka visą laiką demotyvuoja ir kaltina, ne? Ir pats tada pradedi save kaltinti, nes taip vyksta. Tai, toks mąstymas, jisai žiauriai sunkus ir žalingas. Visais atvejais reiktų stengtis įkeisti į pozityvų, save keliantį ir su galimybėm mąstymą. Toks mąstymas išlaisvina. Yra, sakoma, augimo mąstymas. Growth mindset. Augimo mąstymas ir yra stagnacijos mąstymas. Stagnacijos mąstymas, kai nematai niekur vilčių, šansų, galimybių, niekur nėra, viskas blogai. Ir atvirkščiai augimo, kai sakai savo, kad aš kažką iš to išmoksiu, suprasiu. Net jei ir nepasisekė, bet bent jau sužinojau tokius. Tai dabar klausimas dar kartelį jums. Tai kodėl mes darome dalykus? Kodėl darai tu juos? Tai ir palieku jūs su šiuo apsvarstymu, apmąstymu. Mano keli filosofiniai žodžiai galbūt įves jūs į kažkokį apmąstymą, gal ne. Kodėl aš tai darau? Kodėl darau šį video? Nes aš galvoju, kodėl kiti tai daro. Aš tai darau man įdomu, man malonu. Pats dažnai keliu tokius klausimus, todėl išsakau savo nuomonę video metu ir galiu pasidalinti tai su jumis. O jei kažką turit pakomentuoti, tai labai apsidžiaugčiau, kodėl jūs darote dalykus, dėl ko jūs gyvenate, kitaip sakant. Tai dėkui, kad skiriate šiek tiek laiko su manimi. Iki kitų.